Naujas vlogas. Per šitą video paaiškinsiu, kodėl aš negalėjau kelti video ilgą laikotarpį, taip pat ką aš veikiu laisvalaikiu ir idėjas, kurias aš nusprendžiau kelti į TikToką ir Instagramą ir kaip aš jas filmuoju. Pabaigai open mic'as ir jo progresas. Oh shit, mano kava. What's up? Mikrofonas ilgą laiką neveikia. Oh boy, aš šokinėjau su šitais įmonė, kur ten turėtų pataisyti, nes turėjau garantinį. Ir esmė, jie mane gali pakeisti nuo produktą. Mes turime pataisyti. Nu, tarkim, ne? Pasakau problemą, kad yra būtent ne su mikrofonu, bet su receiveriu. Ir jie tokie, mes pataisysim mikrofoną. Praeina 3 savaitės, ateinu, pamatau šitą problemą. Not good. Ateinu dar kartą pasakau, kad problema yra kita. Problema yra receiveris. Jūs tiesiog duokit naują produktą. Ir ne, mes pabandysim dar kartą pataisyti. Okei. Jo, užtruko mėnesius iki kol aš atgavau savo būtent pataisytą produktą. Ir dėl to negalėjau filmuoti jokių video. Bet dabar pagaliau yra ir aš galiu viską filmuoti. Ir kalbant apie filmavimą, aš buvau filmavęs TikTokus kiekvieną dieną, visus metus. Ir aš noriu pabandyti padaryti kažką šiais metais skirtingo, bet to, kad tiesiog random idėją sugalvoti, kad įkelt, suplanuoti, ką būtent reikia nufilmuoti ir tada tą atlikti ir pasižiūrėti, ar tai turėtų gauti daugiau peržiūrų, ten visokių tų patiktukų, etc. Ir nufilmuoti viską iš karto per vieną dieną, kad nereikėtų kasdieną tiesiog eiti ir kažką galvoti. Tai aš pradėjau tuos dėlioti planus ir papildomai dasipirk porą kitų dalykų. Tai mano darbai, ką aš turiu padaryti, yra suformuluoti bent jau 7 idėjas, kurias turėsiu nufilmuoti rytoj su Ignu ir man reikia nusipirkti naują kamerą. Tai iš kameros aš vis laik naudojau savo būtent Sony ZV-1, kas yra ok. Tai yra pigi kamera, kuri tiesiog tinka vlogams, bet kaip aš minėjau, kadangi aš darau būtent darbus su skirtingom įmonėm, kuriam aš filmuoju video, reikia geresnės kokybės. Tai aš susiradau kamerą, kurios reikia, man tik reikia surasti, iš kur ją nusipirkti. Ir tą galės naudoti ir per YouTube video, tai tas yra total bonus here. Tai dėl kameros aš jau nusprendžiau kokią. Sony A6700. Tai reikia būtent man tos kameros kūno ir papildomai lensų. Tai juos aš jau atradau, man belieka tik tais nusipirkti. Kas užtruks, nežinau, ekstra mėnesį, kol aš gausiu ir pamatysit kitą skirtingą video kokybę ant viršaus. Ir 2 čia vaizdus, čia būtų žiauriai kietai. Tiesiog įsivaizduokit, kamera čia, tada kamera čia. Tikrai neperkeliu iš vieno į kito šoną. Tai dabar aš sudėlioju į notepadą savo kompiuteryje visas idėjas, kurias aš noriu būtent nufilmuoti per šią savaitę. Nu tai per tą vieną dieną ir tada postinti per savaitę. Tai aš esu užsirašęs berods 3, bet man reikės dar daugiau. Tu fuck, ką aš čia sugalvojau? Iš 7 video, kuriuos aš norėjau būtent nufilmuoti rytoj, yra dabar tik 6 idėjos. Trūksta dar vienos, tai kurią aš sugalvosiu ir gal atskirai nufilmuosiu ne per rytoj, per kitą dieną. Ir viso šito kelimo pagrindinis tikslas yra, kad pasiekus tam tikrą sekėjų skaičių, jeigu aš noriu eiti ir daryti stand-upą, man bus žymiai lengviau surinkti žmonių, parduoti bilietus. Marketingo ta dalis bus žymiai paprastesnė, vietoj to, kad tu tiesiog ateini ir darai tas visokias Facebooko, Instagramo reklamas ir ateiki čia. Nes žmonės jau atsimena tave iš kažkokio turinio ir atsimena, kad šitas gana juokingas. Pagrindė, ką noriu tiesiog pasakyti, kad jeigu tu ateini ir darai gerą juokingą turinį, kuris tiesiog patinka žmonėms, tave jie atsimins, ar ne, kad šitas bišas gal juokingas ir panašiai. Ir jeigu tu darysi kažką papildomai, pavyzdys kaip šou, bus tau žymiai lengviau patraukti žmonės, kad jie ateitų, nes jie tave atsimena iš kažkur kitur. Tai toks pokytis būtų geresnis. Taip pat kalbant apie pokyčius, variau laipiot. Dabar kas vyksta, aš važiuoju laipimą ir iš tenais aš noriu eiti, kadangi aš išėjęs į sporto klubo, tenais pasportuoti. Ir iš laipimo variau pažaist pūlą su draugu. Kažkaip neblogai sekės, aš biškai nustebęs. Liuks.
Ir po visų šitų žaidimų, kas buvo gana smagu, variau namo, kur turėjau susidėlioti savo naują, bet naudotą telefoną. Perėjau iš Androido į iPhone. Taip, aš suprantu, bet yra tam tikrų pliusų. Ok, dabar papildomas dalykas, kas įvyko, aš nusipirkau iPhone'ą, ne? Jis yra naudotas, tai kad pigesnė kaina, nes aš toks, tipo, kodėl mokėti pilną kainą, kai gali naudotą nusipirkti, kuris pataisytas. Tai per pažįstamą tiekėją, tipo, pasiėmiau telefą. Pliusai to yra, kad tu gali būtent, nors aš nelabai esu iPhone mėgėjas, filmuoti geresnės kokybės video. Mano praeitas telefonas, jisai nebuvo filmuoti. Aš vis tiek pigesnį nusipirkau ir jis nefilmuojant tiek insane, nes yra skirtumas, kaip jisai filmuoja. Pagrindė nusipirkau dėl to, kad galėčiau filmuoti ant geresnės kokybės. Ir kitą dieną anksti ryte turėjau keltis, nes turėjau universitetą varyti, kuris mane labai domino tuo momentu, po kurio aš turėjau susitikti su Ignu filmuoti visas tas idėjas, kurias buvau pasirašęs filmavimui. Čia kai universitetas atrodo, tipo visas prezentacijom ten, kur studijuoju, jo. Ką man reikia padaryti, už 3 valandų turiu susitikti su Ignu, mes nufilmuosim tas idėjas, kurias pasirašiau, man rodos 3, reikia išbūti čia. Išbūti išbuvau, tenais buvo gana nuobodu, bet pagaliau išlaukęs aš susitikau su Ignu mašinui ir mes aptarėm idėjas, kurias norėjome nufilmuoti. Ignas back. Labas, Ignai. Aš čia, sveiki. Kokios pas tavai idėjos? Kad aš atsitrenkiu į tave, ar tu į mane atsitrenki? Bro, rimtai partrenksiu. Tu sakai, Taip, klausau. labai norėčiau vienas toks yra atkurti, kur tipo parodo raudoną kortelę kaip per futbolą ir tipo pyksta, kodėl raudona kortelė ir tada ten yra kažkoks striplėjus, kodėl yra duota. Ten, pavyzdžiui, aš kad tau trenkiu į snukį, bet mes neturim raudonos kortelės, tai dėja nebus pavykti padaryti šitą. Tiesiog telefoną raudoną tą ištraukčiau. Šiaip gal visą idėją. Viena iš idėjų, atsimeni, kažkada labai senai dariau tą GTA transitioną, ne? Jo, su patarimais. padaryti. Dabar bus naujas, kur aš sakau, kad reikėtų padaryti GTA transitionus, ne? Bet patarimai būtų tie mamos, kai mums sakydavo. Tai tipo kažkoks GTA slaidas ir tada nepamirš pavalgyti pietų ten kažkas tokio. Čia tavo mamos tokie patarimai? Ne, aš neatsimenu tiksliai, ten tipo grįžt namo iki 8 valandos arba gausi velnių. Čia vienas, aš pasirašiau, aš primiršau tiksliai, kokie buvo. Man atrodo, visi patarimai, kuriuos mums duodavo mamos, turėtų būti kaip GTA loading screenas. Ignas ten kažką filmuoja, aš no clue ką, bet kažką jis ten kukina. Stovi. Šviestuvų dar bičių reikia. Nu, na, o Jėzu, koks zoomas. Žodžiu, ką aš pakukinau, kol jisai ten daro. Tipo, kai noriu padaryti skitą reelsą, whatever, kur, žinot, kai, tipo, pasiusi mašiną pritrupina ir nelabai gražu, tai, tipo, hiperbolizuojam. Vo. Gerai, aš gal ne pirmas bišas istorijoje, kuris prikišo tiesiog specialiai į mašiną, bet that's the idea. Batai, alio, ką tu darai? Pažiūrėk, kiek pripurvinai. What is this? Net aš nesuprantu, tu kaip džinas. Ko? Patini batai mašiną ir... Ar tu duras, ar tu manai, kad čia patė tiek tilptų? Ar tu rimtai? Ką tu darai savo mašinui? Čia daš! Lai, viskas kažkavo. Ką tu išloji, tu čia magas? O tai kur tu šluotelės norėjai? Taip. Po to, kai pradėjom filmuoti pagaliau kartu, buvo šiaip gana juokinga, nes ten tiesiog TikTokas pradėjo dėti random garsus, plus tiesiog tu galvoji idėją tam tikrą nors ir suformuluoti vietoje. Tai tiesiog juokinga. Šitą, ja, nu, tipo, aš, tipo, bet tu viską akių lygia. Tai būtina? Nu, tu iš akių, nu čia. Gerai. Raudona kortelė! Už ką? Palakai, ne! O, gerai. O kaip reikia, kad tu, tipo... Ką aš nahui blogai Tu paaiškinsiu? nežiūri į mane. Tu, tipo, ten kažkur tu žiūri. Nu, tipo, va ten stovėk ir tu žiūri į tą pusę kažkur. Tipo, pasisukė šiek tiek. Kad tu manęs net nematai. Ir tipo, aš bėgu, tada tu atsisuki ir tada... Ar aiškiau? I guess. Pala, aš galvoju, gal aš užsnūstu. Ne? Tu geriau užsnusi, aš atsisuku ir tada tu atsikeli, ką žinai. Na, okei. Senelė? Oh, boila! Tu sakė,
Seivas? Aš paskui, O likusias idėjas nufilmavau namuose, šiaip ir viena iš jų visai neblogai išėjo. Man vienam atrodo merginos, kurios daro get ready with me kaip vištos, kurios tiesiog dedasi marinatą ant savęs. Get ready with me. Vaikinas mane nusistems į šiltus kraštus, varysim į orkaitę. Tai užsidėjau alyvuogių aliejaus, kad apskrušiu. Ir pačiai pabaigai open mic'as. Kaip man sekasi open mic'ai. Tai va. Man toks juokingas pastebėjimas. Biržai, kurie vaikšto pas masažistus. Nu, jūs gėjai. Aš manau, čia visai neblogai. Turiu menį per pačią pradžią, tiesiog praėjus keletą sekundžių, tu jau prajuokini auditoriją. Buvo tasai ne per greitai šneki, kad žmonės išgirstų. Tai aš sakyčiau, iki čia kol kas vėlai. Pradžia. Ir man, žinokit, aš buvau nuvaręs pas masažistą ir man pakliuvo bičas Igoris. Ir aš ateinu tenais į tą kambariuką ir taip atrodo, grinai kaip sekso kambarys. Aš ateinu, žvakutės, gultas, pasižiūriu šoną. Anksčiau būdavo rankšlasis, man padėjo triusikėlius. Kas po triusikėlių? Antrankiai, perukas, sijoną man duos. Čia yra tiesiog turbūt čia blogas palyginimas. Tai man rodos, reikėtų tiesiog pakeisti kažkokį kitokį ir tas gal duotų kitą geresnį rezultatą. Nes idėja kaip ir atrodo gera, tiesiog reikia kito palyginimo. Tai kitam kartui aš tiesiog pakeisiu jį. Ir jis ateina mane pradeda masažuoti, aš paėmiau nugaros masažą. Jis ateina mane pradeda masažuoti ir pradeda lįsti prie subiniuko. Ir sako, pas jūs čia daug įtampų. Aš sakau, gal nelysite? Kodėl ten? Čia, manau, tas su įtampom punchline'as geras, tik tais, kad reikėtų pauzę kažkur padaryti ilgesnę, nes man atrodo, kad būtų gal kažkiek juokingiau. Bet minusas, kad man atrodo bent jau jaučiasi tas kvepavimas į mikrofoną, tiesiog kur aš ten nežinau, per daug kvepuoju. Pasirodo, čia yra minusas, ar ne? Aš visą deguonį išsiurbiu. Ateis atidarys, po to bus kaip Pandoros dėžė, neuždarys. Man bus trauma. Po to palyginimas tų pasiekmių, tas su Pandoros dėžė, ne, toks tipo. Yra kažkas geresnio, tai vat, aš manau, kad toj vietoje reikia daryti palyginimą, okei, bet esmė, kad reikia pakeisti Pandoros dėžę su tom įtampom, kad, nežinau, kažką kito reikia, nes šitas not as funny. Man dabar labai baisu, kai masažistas sako, turi daug patirties, aš toks daug aukų. Jo, čia, tipo, kaip suprantu sąsąją, tiesiog, kad, ką norėjau pasakyti, kad tipo, masažistai iškrypėliai ir daug kas pas juos masažuojasi yra tiesiog aukos. Nežinau, gal valid, bet realistiškai nežinau, gal reikėtų dar kartą papasakot, pažiūrėti, ar is it funny, ar tipo, ar kažką reikia keisti. Čia aš manau, kad tiesiog pakartosiu tą patį kitą kartą. Ir jis tenais atėjo, žodžiu, mane masažavo ir aš bandžiau kažkaip, prisimenu momentą, kai mano mergina mane taip masažavo ir aš įsijaučiau. Ir man sako apsiversti ir sako, pas jūs ir čia įtampų yra. Ir sakau, gal jūs dirbkit savo darbą, ne ta prasme. Jo, tai man viški nelabai su tais masažistais. Gerai, kad iš viso dar po to tos antrankius atrakino. Ten, kur sakiau, tipo, kad darykit savo darbą, bet ne ta prasme buvo tiesiog ant vietos improvizacija ir man atrodo, tiesiog absoliučiai netinka. Bet su antrankiais plot twistas, jisai kaip ir looks funny. Kita vertus, dabar yra 3 nakties ir man niekas nėra juokinga, tai turime aš tiesiog biškai gal netoj vietoj analizai. Bet aš manau, kad tas plot twistas su antrankiais valid. Ta reikėtų palikti. Ir aš ateinu tą visą sveikatą, pasižiūrėti mano kraują, sako gydytojas, nu tipo, Lukai, šiaip tu esi labai sveikas, sveikesnis neįprastai, ką tu darai? Ir aš toks, kiekvieną vakarą sidro išgeriu, toks, okei, super, nesustok. Zaibys. Ir sako, man labai gera nuotaika, padarom tau prostatą. Davai ne, kas čia per geros nuotaikas. Ir ateina, pradeda daryti prostatą, sako, biški įsitempęs. Ir aš toks, dar vienas. Lindinėjat, kur nereikia, nežinau. Ir sako, dar betrūksta, kad paduotų vizitinę. Nežinau, pažįstu Igorį, naik pabandyk. Čia toks labai tiesiog ne. Turiuomenį, visų pirma, labai viskas ilgai. Antra, tiesiog aš norėjau daryti palyginimą, kad aš esu sveikas. Ir kodėl aš sveikas, nes aš daug geriu, bet biškai tiesiog kažkokia nesąmonė. Jeigu man būtų 50 ir aš sakyčiau, aš daug geriu, tai gal būtų juokingiau, kad tipo, aš kažkodėl vis dar sveikas. Reikėtų gal kažkokį kitą palyginimą, nežinau. Tai vat reikėtų irgi tą keisti. O dėl toliau tenais irgi bandžiau pridėti, kad vėl įtampos ten prostatą, bet
žiūriu, nebuvo taip juokinga. Tai gal todėl, kad kažkur aš anksčiau tiesiog numušiau auditoriją, nes, tipo, lyginau masažistus ir gydytojus panašiai, kad, tipo, jie ten dėl įtampų kažkokių lenda. Tai gal reikėtų dar kartą patestuoti, bet čia šiaip viską reikia testuoti. Oh boy. No. Netgi ir vyresniems žmonėms, netgi ir tau, tu atrodai 12 kaip aš. Atrodo, lyg būtume klasiokai. Draugas nusiekė, gadėm rai. Jūs lietuviai? Ai, galvau balto vairuotų. Žodžiu. Parveši namo. Laukia manęs toks, davai važiuoju. Taip pat random kažkodėl nusprendžiau padaryti crowdworką, nes aš mačiau, kad man nebeliko turbūt daug laiko, tai aš tiesiog galvau pašnekėsiu. Ir buvo gana juokinga, bet tiesiog, kai lygini Bolto vairuotojus, tai turbūt visą laiką yra juokinga. Kai sakiau paskutinį bairį, aš tiesiog kritikavau būtent tuos pasimatymus, kad visi yra tiesiog banalūs, nueiti į kavinę, reikėtų kažką įdomiau daryti. Vis laik moteris dažniausiai nori ten kokią kavinę, dar kažką, jos ten priklausomos nuo to kafeino. Ir ten tiesiog kaip vampyrai, nori įsiurbti. Ir aš noriu kažko tokio kito, įdomesnio, ar ne? Nuvarom tarą parinkti kartu. Prašyčiau, blemba labai fainai, manau, reikia pirmas pasimatymas šį vakarą, Jessica Shai koncertas, po to bus daug butelių, galėsim parinkti. Ir su tais buteliais galėsim skaniai pavalgyti, bet tai daug negausim, tai rink kartu. Ateisim, surinksim, nueisim į prabangų restoraną, Jami. Dėl paskutinio, kur aš dariau visus palyginimus, gal nebent, aš nežinau, kuo pakeisti, bet jeigu aš padaryčiau ilgesnę pauzę, ar žmonės juoktųsi labiau. Jeigu ne, tai tada nežinau, gal tiesiog reikėtų išmesti bairį. Bet jo, čia yra būtent mano open mic'as ir visos tos idėjos, kurias aš filmavau, ten tas TikToko visas summary to video. Tai ačiū, kad žiūrėjot.